Pažiūrėkite, kaip mano plaukai ataugo. Labai fainą kolageną man atsiuntė lietuviai, vadinasi Melior. Tai turiu dabar šį aliejų, kurį masažuosiu į savo plaukus. Aliejus yra plaukuose, šoku į dušą, nusišveičiu kūną, nusiplaunu veidą, užsidėsiu kaukę. Na va, makiažas nuvalytas, išsimaudžiau, už geros valandos išsiplausiu, gal už 40 minučių, nes jau yra po 11:10. Dabar turiu tokią kaukę agurkų. Tipo padeda su porom, labai patinka, labai išvalo veidą, labai šviesiai veidas atrodo gražiai, skaisčiai. Va taip va ir gyvenam. Gerai, šeiminėlė, dabar yra po 12:20 ryto, nakties, laikas miegoti. Labą dieną, mieloji šeimyna. Šiandieną yra penktadienis, dabar ties yra 12 valanda dienos. Labai faina pabūti lauke, 33 šilumos, vaikas baseine, vyras namuose. Aš padariau rankų pratimus, na o dabar šokti į baseiną. Na dar kartelį sveiki, tai dabar esu su šunimis, jie gale, o aš važiuoju į mokyklą, reikia apsitvarkyti, tuo pačiu metu pavedžiosiu šunis ir taip pat sustojau į 7-Eleven, noriu nupirkti šunims kažkokių skanumynų, nes reikia treniruoti Dash, jisai visuomet bėga ir jeigu aš šaukiu jo vardą nelabai grįžta, tai noriu tą pačią progą ir susitvarkyti mokyklą ir taip pat pabūti su šuniukais. Labas rytas, mieloji šeimyna. Šiandieną yra sekmadienis. Aš dabar apsitvarkau ir vežu šunis pasivaikščioti. Labai gražus oras. Pasaka 32 šilumos, sausio 14 diena. Wow, kas būtų pagalvojęs prieš 20 metų, kad aš gyvensiu tokioje karštoje šalyje. Iš tikrųjų, prieš tai gyvenome Dubajuj, buvo tikrai karštas oras, bet buvo daugiau kaip ir dykumų karštis toksai. Na, o čia tropikinis karštis daugiau, kuris drėgnesnis, tai nežinau, kas blogiau. Hongkonge taip pat gyvenome, buvo dideli karščiai, bet žiemos metu nukrisdavo iki 0. Arba tai kažkaip būdavo faina turėti tuos kelis sezonus. O čia daugiau mažiau vienas sezonas, visuomet karšta. Jeigu gruodis ateina ir nukrenta iki 25, tai mes, vajezu, tokie laimingi ir tai pradeda nešioti striukes ir pirštines. Dašas pabėgo anksčiau, prieš kelias minutės ir pradėjau labai loti ant žirgų. Nes čia taip pat vyksta žirgų ir lenktynės, ir treniravimai. Čia tokia vieta, labai graži. Jisai pradėjo labai loti, tai ta moteris išsigando, kad išspirs. Man labai gėda pasidarė, nes šis mūsų šuniukas nelabai sugrįžta, jeigu tu jį šauki ir tu jam sakai daškam, jisai nelabai klauso, tai viskas. Bus dabar tik tais ant pavadėlio. Glorija yra labai gera, aš ją galiu paleisti bet kada ir jinai grįž pas mane. Aš pasakysiu stop ir jinai sustos, bet Dašas tai toksai mūsų tajų laukinis šuo. Čia taip pat būna treniravimai žirgų.
O čia yra mūsų mokyklos patalpos. Ne mūsų, bet kur Ainas eina ir aš savanoriauju mažų vaikų, kaip ir darželio klasė. Galiu greitai nuvesti, parodyti. Visuomet vaikai žaidžia lauke, mokinasi viduje, bet eina labai daug į lauką. Come on! Na va, pasivaikščiojome, dabar yra po 11:15, atsiprašau. Ai, aš manau, vyrai žaidžia rugby. Jo, vyrai žaidžia rugby, va dėl to ir labai daug žmonių. Na, mėlyjei, dabar yra 1:30 dienos, vaikas užmigo, vyras išvažiavo pusryčius valgyti, jau pietus. Iš tikrųjų, tai važiavome visi kartu, tai Simonas pasiėmė motociklą, išvažiavo, o aš su Ryanu. Ir Ryanas užmigo. Viskas gerai, aš grįžau namo, dabar susitvarkysiu rūbus, nes yra pas mus kaip ir švari rūbų dėžė. Čia yra švarūs, o čia yra nešvarūs. Ką dabar darysiu? Sukabinsiu švarius. Apsitvarkiau kambarius, iš tikrųjų tai susidėjau drabužius, dabar važiuoju nuplauti mašiną, po to ruoštis, rengtis ir važiuoti susitikti su draugėmis. Aš jums noriu parodyti, kaip gražiai atrodo. Viena moteris, jinai pardavinėja čia suvenyrus, kas susijęs su Buda, dėl geros sėkmės gyvenime, kad geriau jūs jaustumėtės. Taip pat jeigu jūs keliaujate, ir jūs norite turėti daugiau sveikatos, gerų dienų, kad niekas nenutiktų, laimingų kelių, jūs tuomet galite nešiotis visą tai su savimi. Aš nusprendžiau prisėsti ir su jumis truputėlį pakalbėti apie gyvenimą. Tai noriu pakalbėti apie Tailandą ir kiek mes laiko čia esame. Tie žmonės, kurie pirmą kartą žiūri mano kanalą, sveiki, mano vardas Renata. Mes gyvename Tailande gerus 4 metus, jau truputėlį daugiau. Ir žinokite, einasi tikrai neblogai. Yra dalykų, žinoma, kurie gal nelabai ir patinka, bet aš pastebėjau, kad kažkaip per daug į tai nekreipiu ir dėmesio. Taip pat norėjau pakalbėti apie maistą Tailande. Visi žmonės galvoja, kad thajų maistas yra itin sveikas. Nors tai yra teisybė, jisai yra gana sveikas, bet jame taip pat yra dalykų, kur man nepatinka. Pavyzdžiui, žmonės labai daug deda cukraus. Tailande, jeigu tu nepasakysi, kad tu nenori cukraus, viskas bus pridėta cukrus. Netgi pati sriuba. Jie labai mėgsta viską saldžiai. Tai į sriubą deda truputėlį cukraus. Į curry, į visokius maistus, į maklionkės, vos ne į tušonkės, nežinau kaip pasakyti. Taip pat deda cukrų. Bet tas nėra labai gerai. Tai kuomet tu gyveni Tailande, nors ir labai norisi pirkti maistą iš parduotuvių, norisi pirkti maistą iš turgaus, visuomet reikia prisiminti, kad jame ta maiste dažniausiai bus cukraus. Ypač jeigu labai skanu ir taip jaučiasi truputėlį saldumas, tai prisiminkite, kad jie įdės MSG, tų miltelių, kad padarytų tą maistą dar skanesnį ir taip pat cukraus. Taip pat, kalbant apie maistą, aš tikrai nesu iš tų žmonių, kad paėzu labai griežtai viską žiūriu ir aš nevalgysiu gal vieno ar kito maisto. Tikrai taip nėra, nors ir aš numečiau 10 kg, bet numečiau labai sveikai. Valgau mažiau angliavandenių, mažiau angliavandenių, sakyčiau, kas susijęs su ryžiais, su pasta, taip, gal saldumynai, sakyčiau, nes aš saldumynų jau nebevalgau gerus 2 metus ir, žinoma, esu labai patenkinta. Aš pastebėjau, kad jaučiuosi geriau. Prieš 2 dienas mano draugė turėjo gimtadienį, tai davė ledų torto ir aš suvalgiau truputėlį ir pilvą labai pradėjau raižyti, labai pradėjau skaudėti. Tai aš galiu pasakyti, jeigu yra kažkur per daug cukraus, per daug saldu, visuomet mano kūnas reaguos. Kas dar? Jeigu kalbant taip pat apie finansus čia, mokyklos gali būti labai brangios čia. Žinokite, 10 000 per metus, vos ne 20 000 per metus, tu gali sumokėti US dolerių. Jungtinių Amerikos dolerių. Tai jūs įsivaizduojat, pragyvenimo lygis gal 800 eurų per mėnesį. Jeigu eisite į vyriausybės mokyklą, kuri yra čia, Thajų, ne, daugiau,
bus sunkiau, nes jeigu jūsų vaikas nekalba tajų kalbą, va tuomet jisai žinoma ir nesupras ir tikriausiai jo ir nepriims, o jos yra arba nemokamos, arba labai mažai mokyti. Bet problema yra tokia, kad vaikų gal 61 klasiai. Kas dar jūs domina? Aš žinokit, nėra per daug ką kalbėti, mes važiuosime su šeimyna tuoj. Iki. Labą dieną, mieloji šeimyna, šiandien yra ketvirtadienis, dabar yra 3:30 vakaro ir važiuoju susitikti su viena lietuvė. Aš su ja susipažinau per Instagramą. Jos dukra iš tikrųjų man parašė prieš gal savaitę laiko ir sako, mano mama, kuri jūs seka nuo YouTube laikų, nuo pačių pirmų gal dienų, ar nuo ankstyvų dienų, atskrenda į Patają, tai į mūsų miestą, aš manau su draugais, atostogom. Ir sako, ar norėtumėt susitikti su mano mama, tuomet aš parašyčiau jai, aš sakau, būtinai. Na ir mama juos parašė ir dabar važiuoju susitikti. Tai jeigu jinai norės, aš tikrai įkelsiu ją į savo YouTube video ir tikiuosi, kad jūs gyvenate gerai. Aš dabar grįžau iš mokyklos, nu dabar iš tikrųjų dar mokyklos patalpose. Bliuskutę esu tokia nusipirkusi, gana graži. Ją pirkau vakar Skuduryną iš antrų rankų, žinoma, kurie mane žiūri jau ilgą laiką. Gal žinau, kad aš pradėjau naują iššūkį prieš pusmetį, kur visiškai neperku metus laikų naujų drabužių. Ir aš galiu pasakyti, kad mano stilius labai pasikeitė. Nežinau, gal kažkam į gerą, gal kažkam į blogą, bet man į gerą pusę, nes aš pradėjau daugiau eksperimentuoti su drabužiais, su stiliumi, su iškirpimais, su apkirpimais, nežinau kaip pasakyti, taip pat su spalvomis. Tai ne tik, kad juodus visada nešiot. Rodo, kad 32 minutės man važiuoti iki tenais 5. Mačiau antrų rankų parduotuvę, vadinasi Sara Second Hand, pardavinėja viską, vežimėlius, spintas, stalus. Jau kaip džiaugiuosi, kiek laimės, kiek džiaugsmo susitikti su ta moterimi. Aš vis sakau ta, jos vardas Aistė. Noriu supažindinti su Aiste. Jinai atskrido atostogų prieš kiek dienų? Prieš savaitę laiko. Tai praeitą savaitę negalėjau atvažiuoti. Šiandieną yra ketvirtadienis, labai faina. Tu gyveni Vokietijoje? Aš gyvenu Vokietijoje, Berlyne, bet šiaip esu iš Vilniaus. Ir tavo dukros vardas? Deimantė. Deimantė man parašė prieš 10 dienų, gal sako, Renata, mano mama tave žiūrėjo per YouTube ir sako, na, jie skrenda atostogų. Esu labai patenkinta. Va, pačiupinėti. Kokia švelniota. Ai. Tailandas.